Dėkojame, kad prisijungėte prie šios savarankiško mokymosi sesijos. Šios sesijos metu galėsite pagilinti savo žinias ir įgūdžius tema dalyvavimas darbo rinkoje, peržiūrėdami trumpą vaizdo įrašą, atlikdami praktinės užduotis. Šioje mokymosi sesijoje pateiktos dalyvavimo darbo rinkoje užimtumo ir nedarbo lygio sąvokos, analizuojami statistiniai duomenys susiję su ES darbingo amžiaus moterų ir vyrų dalyvavimu darbo rinkoje, nagrinėjamas moterų ir vyrų užimtumo atotrūkis ir kaip jis skiriasi ES valstybėse, analizuojama, kaip moterų ir vyrų užimtumo lygio atotrūkis yra susijęs su šeiminė padėtimi. Įvertinami nepilno darbo laiko bei darbo ir šeimos gyvenimo derinimo aspektai, analizuojami neapmokamo darbo ir ekonominių nuostolių veiksniai atsirandantis dėl moterų ir vyrų užimtumo skirtumo. Pradėkime. Dalyvavimas darbo rinkoje tai darbingo amžiaus asmenų įsitraukimas į bet kokios formos darbą, įskaitant užimtumą arba aktyvią darbo paiešką. Jis apima darbo jėgą sudarančių asmenų procentinę dalį ir yra gyventojų ekonominio aktyvumo matas. Užimtumo lygis tai dirbančių asmenų procentinė dalis palyginti su bendru gyventojų skaičiumi. Visose ES valstybėse moterų užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje rodikliai vis dar sistemingai mažesni nei vyrų. Moterys ir toliau yra nepakankamai atstovaujamos darbo rinkoje. 2021 metais ES dirbo 67 procentai moterų, o vyrų 78 procentai. Taigi, ES vis dar egzistuoja moterų ir vyrų užimtumo atotrūkis ir jis mažėja nežymiai. Moterų ir vyrų užimtumo atotrūkis tai skirtumas tarp vyrų ir moterų užimtumo lygio. 2017 metais 20–64 metų amžiaus vyrų ir moterų užimtumo atotrūkis ES buvo 11,5%. 2022 metais moterų ir vyrų užimtumo atotrūkis ES buvo 10,7%. Graikijoje 21%, Ispanijoje 11%, Latvijoje 3%, Lietuvoje beveik 1%. ES šalyse egzistuoja moterų ir vyrų užimtumo skirtumai. Vyrai dirba visą darbo dieną dažniau nei moterys, nepriklausomai nuo amžiaus grupės. Tarp 25–49 metų amžiaus asmenų dirba 84% ES vyrų ir 65% ES moterų. 2017 metais užimtumo lygis ES šalyse. Neturinčių vaikų moterų 66%, vyrų 74%. Turinčių vieną vaiką 71% moterų ir 86% vyrų. 2 vaikus turinčių asmenų 72% moterų ir 90% vyrų. 3 ir daugiau vaikų turinčių asmenų 57% moterų ir 85% vyrų. 2021 metais mažiausias atotrūkis neviršijantis 5% buvo Lietuvoje, Suomijoje, Estijoje ir Latvijoje. 5 valstybėse narise užfiksuotas atotrūkis viršijantis arba lygus 15%. Čekijoje, Maltoje, Italijoje, Graikijoje ir Rumunijoje. Taip yra dėl mažesnio moterų dalyvavimo darbo rinkoje šiose šalyse. 2020–64 metų amžiaus asmenų užimtumo lygis tarp visų gyventojų svyravo nuo 62% Graikijoje iki 81% Nyderlanduose. Tarp ES valstybių narių, kuriuose moterų ir vyrų užimtumo atotrūkis buvo mažiausias, užimtumo lygis viršijo 73% ES vidurkį. Šalyse, kuriuose moterų ir vyrų užimtumo atotrūkis buvo didžiausias, 15% arba daugiau, užimtumo lygis buvo mažesnis už ES vidurkį. Graikijoje ir Italijoje 62%, Rumunijoje 67%, o Maltoje 79% ir Čekijoje 80%. Vertinant vidutinį moterų ir vyrų darbo valandų skaičių, matyti, kad moterų ir vyrų užimtumo atotrūkis yra daug didesnis nei bendra užimtumo lygio tendencija. Beveik trečdalis dirbančių moterų visoje Europoje dirba ne visą darbo dieną. Moterys įgyja vis aukštesnę kvalifikaciją. Europos universitetus baigia daugiau moterų nei vyrų. Tačiau, kadangi jums tenka artimųjų priežiūros pareigos, daugelis moterų nesijaučia tokios laisvos rinkdamosi darbą arba neturi tokių pačių galimybių įsidarbinti kaip vyrai. Dėl tos pačios priežasties moterys dažniau nei vyrai dirba ne visą darbo dieną. 2018 metais ES trečdalis dirbančių moterų dirbo ne visą darbo dieną, beveik 4 kartus daugiau nei vyrų. Panašus modelis pastebėtas visose valstybėse narėse. Tačiau toks pasirinkimas tarp moterų ir vyrų pasiskirsto nevienodai. Skirtingose ES šalyse duomenys skiriasi. Daugiausia moterų dirbančių ne visą darbo dieną yra Nyderlanduose 76%, Austrijoje 46% ir Vokietijoje 46%. Daugiausia vyrų dirbančių ne visą darbo dieną buvo Nyderlanduose 27% ir Danijoje 16%.
Bulgarijoje ne visą darbo dieną dirbo mažiausiai moterų ir vyrų po 2%. Net jei darbo rinkoje dalyvauja daugiau moterų, joms vis tiek tenka asmeninių ir artimųjų priežiūros pareigų, neapmokamo darbo našta. Nors moterys pradeda dirbti ilgesnės darbo valandas, namų ruošos ir artimųjų priežiūros darbai paprastai nėra tolygiau paskirstomi tarp moterų ir vyrų. Dėl to, įvertinant ir neapmokamam darbui kasdieniams namų ruošos, įskaitant artimųjų priežiūrą darbams, skiriamą laiką galima teigti, kad moterys dirba daugiau. 2019 metais moterų nedarbo lygis Europos Sąjungoje buvo 7, o vyrų 6%. Tarp Europos Sąjungos valstybių narių moterų nedarbo lygis svyravo nuo 16% Ispanijoje iki 2% Čekijoje. Ekonominiai nuostoliai dėl moterų ir vyrų užimtumo atotrūkio siekia 370 milijardų eurų per metus. Imtis veiksmų yra ir socialinė ir ekonominė būtinybė. Pasiekus teigiamų pokyčių užtikrinant lyčių lygybę iki 2050 metų bendrasis vidaus produktas galėtų padidėti iki 3 trilijonų eurų. Darbas yra geriausias būdas ekonomiškai galinti moteris, todėl būtina didinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje. Dėkojame už dalyvavimą šioje vaizdo pamokoje. Kviečiame tęsti mokymus ir atlikti pratimus. Juos rasite e-mokymosi platformoje po šiuo vaizdo įrašu. Sėkmingai baigus visą mokymo kursą jums bus suteiktas sertifikatas.